Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai rūpi tęstinumas, nes ji yra svarbi Vilijampolės mikrorajono dalis. Čia ugdymo procesas prasideda darželyje ir tęsiasi iki 8 klasės. Baigę mūsų mokyklą jaunuoliai tęsia mokslus prestižinėse gimnazijose, inžinerinės ir tiksliųjų mokslų srities mokymosi įstaigose. Mokykla siūlo kuo įvairesnį mokomąjį turinį ir veiklas. Aktyviųjų pertraukų metu mokyklos erdvėse vyksta linijiniai šokiai, mokiniai žaidžia krepšinį, stalo tenisą, futbolą. Mokyklos vidinėme kiemelėje lauko žaidimai skatina kūrybiškumą, bendradarbiavimą, emocinį augimą. Globalaus švietimo pamokose anglų kalba mokiniai kelia problemas, analizuoja priežastis, pasekmes ir aptaria lokalius bei pasaulinio masto klausimus. Esame pilietinių iniciatyvų nugalėtojai, apdovanoti aukščiausiųjų šalies vadovų, laimėtos pirmos vietos konkurse Aš esu pilietis bei Lietuvos konstitucijos egzamine. Turime puikią mokytojų komandą, kurie tobulėja ir integruoja naujas metodikas, sudomina įgyvendinant techniškai sudėtingus projektus, motyvuoja mokinius siekiant ambicingų rezultatų gyvenime. STEAM veiklų praktinį pritaikymą praplėtė inžinerinių kūrybinių dirbtuvių įrengimas su naujausiomis edukacinėmis mokymo priemonėmis, robotais, lazerinėmis graviravimo pjovimo staklėmis, 3D spausdintuvais, elektros grandinių jungimo litavimo įrankiais. Mokykla priklauso tarptautiniam STEAM mokyklų tinklui, nominuota mentorė tarptautinėme projekte Selfie, pripažinta Microsoft parodomąja mokykla, kuri skatina technologijų naudojimą ugdant ateities lyderius ir inovatorius. Šis Microsoft mokyklos statusas suteikia žinias, priemones ir galimybės išlaisvinti vaikų potencialą. Todėl aukime ir tobulėkime kartu.